Sveiki, mėlyjei žiūrovai. Vėl aš Kauno mariose. Noriu atsirevanšuoti už aną žvejybą. Turiu omeny bendrai ne už žuvį, o už karosus. Noriu visgi pagauti karosų, ne vieną kaip aną kartą, o šiek tiek daugiau. Taigi, nieko nelaukiant, pradėsiu žvejybą. Dugno dar neskanavau. Įrankiai tie patys kaip ir prieš tai buvusioje žvejyboje. Tournamentas 90-ukas, rytukė kastizmas Daivos. Ir kągi, svarelį užsidėjau 80 gramų. Mesiu, žiūrėsiu, kur čia ką prasitraukti. Standartiškai, reiškia, ką naudosiu masalam, tai bus musės lervos, pagrindę baltą raudoną. Turiu pinkučių, taipogi sliekų, kukurūzų. Tai matyt kažką rinksiuos iš šių masalų. Taip, ką jaukų įsimaišiau, tai jaukų įsimaišiau visokiausių ten likučių ir feed šitą Wonder Blackas, Champion feedo ir tenšas sensaso, kas ten dar kanalas berods Champion feedo, žodžiu. Ką radau garaže, prisipyliau, gausi toks tamsus jaukas. Manau, bus visai gerai. Gyvų kaip visuomet pradžiai nepadavinėjau. Ir ką? Pasitikrinam dugną, pasiskanuojame, pasižiūrime, kas jame yra. Tuomet dedamės šėriklėlę ir darome startinį užšėrimą. Na va, pasižiūrim, kas čia tokio. Nusileido, akmenuotas dugnas, akmenukai, ir parandė prasideda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okei. Kažtai 36 metrai plius minus gavosi. Taip, žiūrim, kas tenai. Nusileido. Mažas braškėjimas. Ir jau parandė. Nueinam kokius porą metrų nuo parandės. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 40. 40 metrų maždaug šiuo metu yra. Gylis pakankamai nedidelis, žinokite, 3-4 metrai. Įdomu. Akmenukai. Nu, reikia šiek tiek arčiau klipsą pasidaryti. Pasižiūrim, kiek čia metrų mes turime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34, tai reiškia 30-31 metras. Pasižiūrim. Nukrito svarelis, gylis labai nedidelis. Na va, super. Prieš pat parandę pasirinkau vietą. Dabar ruošiu jauką. Tiksliau, jaukas jau paruoštas, 2 drėkinimai padaryti. Einu daryti 3 drėkinimą. Na ir pradėsime šėrimą bei žvejybą. Jums gero žiūrėjimo. Tikėkime, kad šiandien ateis
karasiukai. Taip, startinis jaukinimas baigtas. Ir iš karto kimbame prie darbo. Darbelis bus paprastas. Pradžiai bandysiu su 2-3 odo, tiksliau musės lervom. Startinį jaukinimą padariau. Suleidau 5 šėryklėlės. Štai tokio dydžio maždaug. Pavadėlis, kaip matote, pakankamai ilgas. Pavadėlį naudoju 14 valą. Logika yra tokia, kad 14 valas turėtų būti nelabai įdomus kitom žuvim, nebent karosam. Labai to tikiuosi, kad taip ir bus. Kibimo gali tekti, aišku, ir palaukti. Bet kadangi tikrai žinau, kad jie ateina į šitas vietas, kažkoks kliukas jau buvo. Ar čia bangelė, ar čia? Ne, kibimas. Ant 14 pavadėlio. Įdomu. Kažkas iš karto atsišaukia. Nedidukė kažkokia žuvytė. Aišku, kad ne karosas. Mums taip reikalingas. Oi, kaip super iškilo šėryklėlė. Bet pirma žuvytė. Kojytė. Nagi. Atiduok. Taip, tokių žuvų mes neskaičiuojame, bet aišku smagu, kad gyvybė yra. Ir tai jau yra gerai. Pabandysime daugiau musės lervų kabinti ant kabliuko. Jeigu kartais pavadinsiu dzikais, labai nepykite kalbininkai. Praslysta tokie žodžiai, nori, nenori. Na, bet manau, kad ne problema. 80 gramų laiko. Lyg ir kol kas neridena. Kaip bus toliau, aišku, pasižiūrėsime. Pirmas užmetimas ir žuvis nėra labai gerai, bet ką gali žinot. Na kągi, pirmas panašu yra. Kauno marių karosas. Pirmasis, iš kojo 10 užmetimo. Labai gerai. Šitiek palieku karmuškę, šėryklėlę tiksliau vandenyje. Daugiau ir sulaukiau tokio rimtesnio kibimo. Na ir pasirodo, strategija veikia tokia. Kągi, pradžia yra, jau netušti. Planas minimum įgyvendintas. Reikia tikėtis, kad ir daugiau šitų gražuolių pagausime. Ant 4 dzikučių sukybo. Pavadėlis metrinis. Nemažas.
Kol kas dar nesikeičiau jo. Žiūrėsime, kaip eis žuklė toliau. Jeigu matysiu, kad kažko trūksta, tai bandysiu gal trumpintis pavadėlį. Na, bet kol kas to tikrai nereikia. Kažkas ką tik taip stuktelėjo, kad likau be pavadžio. Labai įdomu. Gal kokie karpiokai prašokantis yra. Negi dar reikės torintis. 0,14 dabar žvejoju. Bet, jeigu dar reikės torintis, tai čia kažkas tokio. Labai įdomaus. Gražuolis dar vienas. Nu ką, išvadas jau galima daryti. Karoso taške tikrai yra. Gaila, kad viena sistema palaidota. Na, bet jeigu toks kliovas, koks dabar, tai aš dėl to visiškai nepergyvenu. Atstumas pas mane atmatuotas, trūko per sistemą, tai matyt pasitrynė į parandę ir tiek žinių buvo. Kągi, panašu dar vienas karosinių šeimos atstovas. Turim. O, šitas gal kiek gražesnis. Į apatinę lupytę. Kaip turi būt. Atiduosiu kablį. Nes noriu ir labai žiūrėti. O, štai toks gražuolis. Smaguma. Tiesiog smaguma. Nieko daugiau ir nepasakysiu. Taip, pasidariau šiokias tokias modifikacijas. Pasididinau kablį. Tuomet pasididinau dar pavadėlio ilgį. Apie 1,20 m dabar. Ir pasitrumpinau feeder armą. Tai žodžiu, Ir užsidėjau didesnę karmuškę. Žodžiu, kabliuko paieškos tęsiasi. Kliovas buvo ką tik. Žodžiu, feeder armas dabar tokioj padėty, kad karmuškę va štai tokią dydžią. Nes, kaip suprantu, ateina maitintis tenai ne smulkmė, o rimtos žuvytės. Tai reikia ir rimtai jom paduoti ką valgyti, kad jos nesijaustų alkanos. Gyvų taip ir nepadavinėjo, nereikia jų.
reikia dabar tik tai pagrindinis dalykas yra išsiaiškinti su kabliais, kad gerai kirstų. Tai žodžiu, dabar dar turiu pasiruošęs 2210B kablį 10 numerio. Žiūrėsime, kaip bus su juo. Meškerė, kaip matote, dabar išlindusi šiek tiek daugiau už feeder armą. Tai yra tai, kad padaryta tam, kad amortizuotų smūgius tiesiog, jeigu bus dideli. Nes panašu, kad čia gali būti ir karpiukai atėję pasižmonėti. Tai tam, kad nenutrauktų sistemos, pasidarėm ją šiek tiek lankstesnė, sakykime taip. Na ir feeder gamą užsidėjau šiek tiek plonesnė. Buvo 0,1, dabar 0,8. Irgi turėtų minkštinti ir smūgius, ir pačią žvejybą. Žodžiu, žiūrėsime, kaip čia mums pasiseks su ta adaptacija dabartinė. Ir kaip su to kabliu čia bus. Ar čia reikės dar kažką išradinėti, ar užteks ir šito. Žodžiu, bus matyti. Juda į visas pusės. Ta daro dažniausiai tik karpinės žuvis. Šiuo atveju karosiukas. Taigi sistema veikia, smūgis amortizuoja, kablys kerta. Kol kas viskas pagal planą. Štai toks gražuolis. Manau, teisingas buvo pasirinkimas padidinti šėryklą, kadangi žuvies taške, kaip aš suprantu, yra nemažai, tai jinai ten turi turėti ką valgyti. Kad nebūtų alkanųjų. Kas čia toks? Pasirodyk. Ohoho. Čia tokia kojytė. Čia vadinasi kojytė. Hohoho. Kokio dydžio. Malonaus. Taip, turime dar vieną kolegą. Ir nuvairuoja jie. Ir nuvairuoja. Į vieną, į kitą pusę. Nestovi jie vietoje. Jau kai trauki karosą, tai iš karto matosi, kad karosas. Jie tokie keliaujantis. Nepatinka jam vienoj linijai būti. Jis sako, mes vaikštam, o jūs kaip norite. Štai toks rubuilis. Gražuolis, gražuolis. Eina pasilsėti į spa vietinę. Bangelės truputį pakilo. Gal ir nieko baisaus. Ir žodžiu, šitas užkibo ant negyvų dzikučių. Kaip darau negyvus dzikučius, paimu gyvą ir suspaudu ten, kur yra smaili dalis. Ir viskas. Opapa. Gražuoliukas. Ramiai, ramiai. Išimsim toj kabliuką tau. Kabliukas išimtas. Štai gražuolis. Kauno marių karosas. Legenda. O čia jau kažkas įdomesnio. Gali būti panašu į karpiuką.
iškart nuėjo labai į kairę. Ir kibimas buvo labai stiprus. Aš įtraukiu, bet jis daro, ką nori. Čia graži žuvis tikrai. Aišku, ar mes ją ištrauksim, tai čia jau visai kita istorija. Graži kova, graži. Kova labai graži. Nu, ateis jau ar ne? Ar dar pagalvosi? O, jie tokia graži. Turim šitą gražuolį. O, baba. Ohoho. Ohoho. Va čia tai žuvytė. Va čia tai žuvytė. Įrijus gerai. Nu ką, pasirodyk. Kas tu čia toksai per daiktas? Gražuolis. Štai koksai gražuolis karpis. Kauno marių, laukinis. Eina švilpus gražus. Eina švilpt. Paleidžiam jį pasilsėti. Į sietelį. Kiek adrenalino buvo. Nu, viską matėt. Norėčiau sekundę stabtelti. Virš 80% žmonių žiūrinčių mūsų laidas nėra mūsų kanalo prenumeratoriai. Tad jeigu norite būti pirmi, kurie gauna informaciją apie mūsų naujas laidas, paspauskite prenumeruoti. Jums tai yra tik akimirka, o mums yra labai didelis darbo įvertinimas. Taip kad nepatingim, paspaudžiam prenumeruoti ir spaudžiam varpelį, kad būtumėt informuoti apie visas naujas laideles. Žiūrim toliau. Dabar beje esu pasikeitęs kablį ir šiek tiek susimažinęs pavadėlio ilgį. Kablį, kurį naudoju, tai yra Gamakatsu LS1810B. Pakankamai tvirtas kablys. Tai jeigu ir didesnė kokia žuvis užkibta, žinau, kad neatlankstys, na nebent aišku nupjaus pavadėlį. Kadangi prie pat parandės žvejoju, parandė daug kriauklių, tai nepadeda jos traukti žuvį, aišku, na, bet nuo to dar įdomiau. Kartais reikia palaukti, pažiūrėti, kad ta žuvis praeitų tą parandę, sustoti, atlaisinti šiek tiek, duoti jai pasiganyti, kad jinai pati tą šėryklą ištrauktų iš parandės. Žodžiu, įvairiausių variantų būna.
Tai tokia gražia gaida, kaip sakant. Užbaigsime visą tai. O, gražuoliukas. Paskutinis. Visą žvejybą matėte, kaip mums sekėsi. Ne viską nufilmavau. Ta, ką nufilmavau, matėte, tikrai žuvies yra ir nemažai. Kartais reikėjo prisitaikyti, parinkti masalus, kartais tai 3 dykeliai, kartais 4, kartais 2 raudoni, 1 baltas, kartais kukurūzas su to pačia musės lerva. Žodžiu, labai reikia žiūrėti, kaip elgiasi žuvis. Žvejojat vienu masalu, nekimba, pabandot vieną kitą, pasižiūrite, kas aktyvuoja kibimus ir tą naudojate. Na, ką išskirčiau šiandienos žvejybai, tai yra tai, kad bandžiau šiek tiek paduoti gyvo jauką, sakykime, gyvo dziko į jauką, tai rezultate pas mane atėjo ponai ešeriai ir aktyviai kibo. Tai teko nežintis iš taško, pasitolinau 5 metrais ir viskas vėl gerai. Tai žodžiu, darbinė distancija 31-36 metrai. Pavadėlis bandžiau trumpintis iki 50 cm, nėra taip gerai iš tiesų kaip su šiek tiek ilgesniu, tai žvejojau praktiškai visą žvejybą su apie metro ilgio pavadžiu. Asmeniškai manau, kad planas keršto pavyko, visgi pagavau šiandieną tų labai norimų karosų ir netgi vieną sazaną. Sazanas tai man ten iš tiesų po jo traukimo rankas skaudėjo. Tikrai pareikalavo daug jėgų. Kaip matot, oras puikus. Galvoju, dar padarysiu keletą užmetimų ir važiuosiu patenkintas turbūt visai savaitai namo. Į Kauno marias artimiausiu metu neplanuoju grįžti. Sekanti stotelė matyti yra Skirvytė. Žiūrėsime, kaip eisis, galbūt ir ten pavyks nufilmuoti laidą. Tai žiūrėjusiems ačiū labai už jūsų laiką ir visiems žvejojantiems nei žvyno, nei uodegos. Ir susimatysime kitose laidelėse. Iki.